Sveiki, esu asmeninis treneris Rimas, sporto klube ProGym su Sporto Bulvaru. Šiandien pakalbėsime apie apšilimo pratimus. Apšilimas yra svarbus tuo, kad suaktyvint medžiagų apykaitą, kraujotaką, kvėpavimo sistemas, taip pat sausgyslės bei raumenis. Apšilimą pradedam nuo kardio pratimo, tai gali būti bėgimas, ėjimas, elipsinis treniruoklis. Siūlyčiau intervalus 10 minučių su minutės pagreitėjimu ir minutę lengvesnio ėjimo arba bėgimo. Po kardio pratimų mes atliekam funkcinius pratimus, kad didelę amplitudę apšildytume raumenis. Tai būtų vienas iš pratimų pritūpimai ir hantelių kėlimas į viršų bei į šalis. Šiuo pratimu puikiai galima apšilti kojas, bicepsą bei pečių priekinę dalį ir šoninę. Toliau pereisime prie krūtinės ir pilvo preso bei juosmens raumenų. Pradedantiesiem siūlau biškį paprastesnį variantą. Atsispaudimus bei kojų pritraukimus prie šonų daryti atskirai. Kai apšilame kojas, rankas, krūtinę, juosmenį, beliko apšilti ir nugarą. Nugaros apšilimui naudosime tokius pratimus kaip mirties trauka su hanteliais, svarmenų mostai į šalis bei trauka prie šonų. Šios pratimus atlikite su nedideliu svoriu. Aš naudojau 4 kg hanteliukus. Jūs galite pasirinkti pagal savo pajėgumą. Pratimus atlikite nedaugiau 10 pakartojimų su vidutiniu intensyvumu, kad būtų jums patogu. Jeigu šaltesnė aplinka, galite lėčiau pradėti ir padidinti tempą. Su jumis buvo asmeninis treneris Rimas su Sporto Bulvaru. Siekite mus toliau ir geros treniruotės.